Per beveik 2000 metų iš gentinių bendruomenių jų sąjungų susiformavo lietuvių tauta. Gimė Lietuvos valstybė, kuri nuėjo tūkstantmetę istoriją, paženklinta dideliu iškilimu ir dideliais praradimais. Jotvingiai – tai senosios Europos baltų genčių grupė. Vakarų Europos šaltiniuose jotvingiai dažnai vadinami sūduviais, o jų šalis – Sūduva. Kryžiuočiai vartojo jotvingių, kartais dar dainavių pavadinimus. Sūduviai jotvingiai buvo didžiausia genčių sąjunga. Pirmą kartą jotvingių vardas paminėtas 945 metais Nestero kronikoje. Gana plačiose teritorijose jotvingiai gyveno pietvakarinėje Lietuvoje, šiaurės rytų Lenkijoje bei šiaurės vakarų Baltarusijoje. Jie vertėsi ariamąją žemdirbystę, žvejojo, medžiojo. Manoma, kad Dainavos centras buvo apie Suvalkus. Nuo X amžiaus jotvingiai nuolat kariavo su Kijevo Rusios, vėliau Haličo ir Volynės kunigaikščiais. Ant kalvų, upių santakose, kitose sunkiai prieinamose vietose jotvingiai statė medines pilis, taip atsirado Rudaminos, Eglinės, Šiurpilio ir kitos gynybinės tvirtovės. Pilių papėdėse kūrėsi kaimai. Kilus pavojui, gyventojai subėgdavo į pilis. Jotvingiai garsėjo papročių kilnumu, turtais, galybę ir narsumu. Jie puldavę 10-eriopai gausesnį priešą, garbingą laikė mirti už savo krašto laisvę. Net 3 šimtmečius jotvingiai minimi istoriniuose šaltiniuose. Tačiau 11-13 amžius šiai baltų genčiai buvo ne klestėjimo, o žūtbūtinės kovos už savo gyvenimą laikotarpis. Niekas taip nesiaubė jotvingių kaip kryžiuočių ordinas. 13 amžiuje jotvingiai narsiai kovėsi su kryžiuočiais ir visomis jėgomis priešinosi krikščionybei, padėjo prūsams. Kovos su kryžiuočiais už savo žemę ir laisvę vyko 5 metus. Paskutinis jotvingių mūšis su kryžiuočiais įvyko 14 km į šiaurę nuo Suvalkų, netoli Jeleniavo, Šiurpilyje. Vis tik kryžiuočiai galutinai įveikė jotvingių pasipriešinimą. 1283 jotvingių istorijos pabaiga. Manoma, jog tais metais visiškai sugriauta viena tvirčiausių jotvingių pilių – Rudaminos pilis. Pasak istorikų, pilis nekartą priešų buvo sudeginta. Paskutinį kartą piliakalnis jotvingių buvo apgyvendintas 10-13 amžiuje. Yra manoma, kad Rudaminos pilį pastatė kunigaikštis Ringaudas, o Mindaugas čia buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi. Pilį kryžiuočiai sunaikino, panaudoja naują ginklą – parkų šaudančias bombardas. Nuo paskutinio mūšio iki 1410 metų Jotva apaugo ištisų miškų masyvų, išnyko buvusios žmonių gyvenvietės. Tai, kad dabartinėje Lazdijų rajono teritorijoje gyventa jotvingių, byloja jotvingiški vietovių, upių, ežerų pavadinimai – Veisiejai, Kirsna ir kiti. Manoma, kad Lazdijų vardas galėjo kilti nuo Raišupio upelio pavadinimo, kurio šaknis reis yra jotvingiška. Jotvingių kalboje reis, o prūsų kalboje reisis reiškia riešutą. Vėliau šio upelio vardas buvo sulietuvintas ir pamažu Raišupis, Riešutų upė, tapo Lazdyje, Lazdynų upe. Nuo šios upės apaugusios Lazdynais pavadinimu ir kildinamas Lazdijų vardas. Lenkijoje, netoli Punsko, Oškiniuose, Petras Lukoševičius atkuria istorinę prūsų ir jotvingių gyvenvietę, alsuojančią senovės baltų dvasia. Manoma, kad šioje vietoje buvęs stiprus jotvingių dvasinis centras. Taip siekiama išsaugoti protėvių baltų palikimą, įamžinti jų vertybės. Tai yra būtent atstatoma iki 13 amžiaus, kaip maždaug atrodė mūsų protėvių gyvenimas, kaip jie gyveno, ką jie veikė, kokiuose pastatuose gyveno, ypač kad galima būtų apčiuopti. Tai yra vienas iš daugelio taškų gynybos žiede, kuris egzistavo čionai. Tais laikais tai yra Šiurpilų piliakalnis, tai yra Eglinės piliakalnis, Klevų piliakalnis, Rudamina ir ten jau Lazdijų rajonas, tai kone nusėtas yra visa gynybos sistema. Vyksta kultūriniai renginiai, susiję su mūsų praeitim, bandom atkurti tuos dvasinius dalykus.